Na, aš nebesuprantu, kodėl kai kurie mokiniai nebenešioja. Bet dabar pas šeštokus per istorijos pamoką, tai tikra kiaulidė. Praeitą dieną kažkaip tai paaugliai sudaužė mano mašinos kapotą. Nu taip, sunku kartais įvaldyti šeštokus. Kas čia dabar? Kas čia atsitiko? Na, gal koks nors žirgienas pagaužė elektros laidus? Gal reikia kažkam nuvesti ir patikrinti skydiną. Aš galiu nueiti ir patikrinti skydiną. Gerai. Tai kągi, sveiki vaikučiai, šiandieną mes nupiešime po 3 kalėdinius žaisliukus. Jūs turite sugalvoti patys, bet jeigu neturite idėjų, tai galite ir paimti mano. Man negaila. Mokytoja, Taip, Dydė. galima ir tulkas. Taip galima, bet greičiau. Ir dėdė Jonas. Vaikai tyliau. Ko jie nori iš manęs tam Rusija? Man iš viso ten eiti? Kodėl mane kvietei? Tai rytoj bus matematikos kontrolinės ir nieks nenori gal rašyti. Tai žiūrėk, aš išjungsiu elektrą, o tu eik ten kažkur saugo, kad nieks neteitų, okei? Gerai. Direktorė, aš pavadai davė dotiną prie elektros skydėlės. Parodyk, kalnai sudzin. Kažkas ateina. Čia taip tamsu. Ar mums pavyko? Ne visai man pavyko atjungti tą elektrą ir direktorė mus pastebėjo. Ir dabar mes esame tikroje bėdoje. Žinai, kas atsitiko mokyklai dėl elektros? Dėl elektros problemų rytoj nebus mokyklos. Žinai, mama, kai buvau mažas, bijojau tamsos. O kai suaugau, pamačiau elektros kainas ir dabar bijau šviesos. Gerai, nelaikas juokam. Eik miegoti ir prieš miegą paskaityk Bibliją. Labam. Labam. Nors sugrūstum kvailį grūstuvėje su grūdais, jo kvailystė neatsiskirtų nuo jo. Vėl tas žadintuvas. Žinutė, nuo Edita. Susitinkam 10 valandą prie mokyklos. Ko jį vėl iš manęs nori? Tai kodėl mane kvietei? Čia kas vyksta. Sučiupk juos!
Wake from your sleep, the drying of your tears.